Kai žiūri naują lietuvišką kino filmą ir jis tau tikrai patinka, labai norisi išvengti gerklėje stringančios frazės, kaip lietuviams neblogas. Pagaliau, praėjus daugiau nei 30 laisvos Lietuvos gyvavimo metų, galime džiaugtis lietuvišką kino produkciją, kuria yra puiki be jokių išlygų. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt ir šiandien norime pasikalbėti apie naują, kokybišką lietuvių kiną bei jo kūrėjus. Na, o prieš perinant prie šiuolaikinio lietuviško kino, dar norime paraginti jūs prenumeruoti kinomanija.lt YouTube kanale. Griebkite spragėsius bei kitus užkandžius ir nerkime kartu į lietuvio širdžiai artimą kino pasaulį. Tai yra sunkiai sveikų protų suvokiamas išpuolis prieš mūsų bendruomenę. Pažiūrėkit. Emilio Vėlyvio detektyvinėme trileryje Piktųjų karta Plungė virsta tikru Gothamo miestu, kuriame nuolat lyja, o Vytautas Kanušonis, Ingeborga Dapkūnaitė, Ainis Storpirštis ir kiti tikrais piktadariais. Netgi šioks toks Batmanas yra, kurio vaidmuo išryškėja ne iš karto. Juosta nestokoja dramos elementų, o lietuviai aktoriai išties stengiasi vaidinti įtikinamai. Ir jiems tai pavyko. Emilis Vėlyvis visiems gerai pažįstamas režisierius dėl tokių filmų kaip Zero ir Redirected. Šįkart pristato dar vieną kriminalinę juostą, kurioje gausu necenzūrinės kalbos, muštynių, tačiau mažiau veiksmo nei ankstesniuose jo darbuose. Piktųjų kartoje vyksta daug dialogų ir aiškinimuose. Tai kas vis dėlto tas žudikas? Juostos pavadinimas puikiai atspindi jos esmę. Vienas po kito paslaptingai žudomi svarbus asmenys, kurie iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dirbo daugiaveidžiais slaptaisiais agentais, o dabar užima svarbias pareigas. Žudiko skiriamasis ženklas senas popierinis rublis, kaskart paliekamas prie žmogžudystės vietos. Taip pat jis žudo žiauriais ir neįprastais būdais, versdamas auką smarkiai kentėti dar prieš mirštant. Ir išties, netrukus sužinome, kad reikalų greičiausiai turime su kerštautoju, nes veiksmas kartais nusikelia į 1990 metus, kai buvo bebyranti Sovietų sąjunga, o Lietuvoje vyko suirutė. Gyventojai aršiai reikalavo laisvės, o likę tarybiniai pakalikai bandė pustyti padus. Su pagrindiniu filmo veikėju, komisaru Gintaru Krasausku, kurį suvaidino aktorius Vytautas Kanušonis, susipažįstame pačioje pradžioje. Mums parodoma intensyvi sekso scena, kurioje komisaras Gintas širkščiai mylisi su savo gero draugo Laimono žmona Loreta. Šie santykiai vėliau nutrūksta, tačiau slaptas romanas netrukus išaiškėja, o žuvus Laimonui atsiranda vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Gintas ir Loreta užsiema seksu, ir tai tampa pagrindiniu įkalčiu prieš Gintą, kas tampa kompromatu jo politiko karjerai. O iš Vilniaus bylos tirti dar atvyksta ir prokuroras Simonas, kuris neduoda Gintui nė minutės atsikvėpti. Pavadinimas Piktųjų karta nurodo ne tik į pagrindinių veikėjų piktus darbus, tačiau ir į nuolat ore tvyrantį pyktį. Komisaras Gintas Krasauskas yra jo pritvinkęs. Susitarkim vyriškai, sako į savo sūnų, ir moko tų pačių žiaurių gyvenimo principų, kurių, suprask, laikosi vyrai. Vienintelė į jo galimai egzistuojantį dorybingumą nurodanti detalė, tai jo įsitikinimas, kad silpnesnių žudyti negalima, tik stipresnius už save, bet žudyti vis tiek galima. Vis dėlto Krasauskas yra tipiškas antiherojus, į priekį varomas tik savo instinktų, naudos siekio bei pykčio, tačiau keliantis mums simpatiją, nes visad norisi užjausti kenčiantį. Life there was like a frozen river. The surface was beautiful. Nepaprastas kinematografinis grožis ir nebeatpažįstami Lietuvos miškai. Pirmieji žodžiai, kurie ateina į galvą pažiūrėjus Kristinos Buožytės ir prancūzo Bruno Samper filmą Vesper. Šie du režisieriai prieš 10 metų kartu kūrė dar vieną filmą pavadinimu Aurora ir vėl susitiko bendram projektui. Tarptautinė kūrybinė filmavimo komanda, lietuviškos lokacijos,
profesionali britų aktorių vaidyba, puikus Felikso Abrukausko kameros darbas, nuodugniai apgalvotas siužetas. Tai tik keli elementai darantys šią mokslinės fantastikos juostą ypatingą. Filmo pasakojimo prielaidos atrodo gan realistiškos. Mokslininkai, norėdami pasiekti progresą, pasinaudoja genų inžineriją ir netyčia sukuria įvairiausių virusų bei bakterijų, kurios ne tik sunaikina pasaulio ekosistemą, įskaitant augalus ir gyvūnus, bet ir išnaikina didžiąją dalį žmonijos populiacijos. Išgyvena vos keli ir jie spiečiasi į mažas bendruomenės. Dėl maisto trūkumo vos sudurdami galą su galu. Mat pasaulio galios svertus dabar laiko Citadelė, kuriai priklauso vienintelis žmonijai likusios sėklų rūšies atsargos. Kadangi visiems šių maisto atsargų neužteks, kova dėl būvio žiauri. Niekas nieko už ačiū neduoda ir retas atvejis, kad vienas žmogus parodytų gerumą kitam. Stebėtina, kaip kas nors išvis liko gyvas. Tokiomis aplinkybėmis susipažįstame su filmo heroje Vesper, maištinga 13 metų mergaite, kuri nenori pasiduoti savo varganam likimui ir pasitelkdama aštrų protą daro mokslinius eksperimentus. Ji bando sukurti gyvybę, kuri padėtų jai su tėvu išsimaitinti. Vesper tėvas, Darius, tarnaudamas Citadelės armijoje, liko visiškai paralyžiuotas, praradęs balsą ir gebėjimą judėti. Tačiau jis vis dar turi sąmonę ir gali kalbėti per senovišką sklandantį droną, kuris visur lydi Vesper. Mergaitės motina vis dar gyva, tačiau ji juos paliko prieš metus kartu su piligrimais, paslaptingais veidą dengiančiais keliautojais, kurie renka metalą ir kitokį laužą. Vesper lieka viena prižiūrėti tėvą ir šeimos ūkį. Dar netoliese gyvena Dariaus brolis Jonas, tačiau jo ketinimai blogi. Nors jis nesikiša į atsiskyrėlių giminaičių reikalus, mezga verslo santykius su Citadelė. Jo pagrindinė prekė – vaikų kraujas. Taigi savo mažame ūkelyje jis turi visą haremą žmonų, kurios jam gimdo vaikus. Priešprieša tarp Jono ir Vesper auga. Ji negali baigtis geruoju. Katalizatoriumi tampa Kamelija, jauna baltapūkė mergina, kurią Vesper sužeista randa miške. Priešingai nei bet kuris kitas šios apokaliptinės visuomenės narys, mergaitė nusprendžia pasirūpinti nelaimėlę. Naujoji būtybė pakeis mergaitės likimą amžiams. Mokslinė fantastika visada turėjo tą ypatybę sukurti ištisus naujus pasaulius su įstabiomis, nematytomis, protų nesuvokiamomis detalėmis. Ir šįkart genetinės inžinerijos kontekste matome naują gyvybę. Įvairių formų, tekstūrų, švytinčią, tačiau neabejotinai pulsuojančią. Atrodo, lyg miškas turėtų savo charakterį. Jame gyventų įvairiausi veikėjai, aplipę medžius, dirvožemį ir išlikusių žmonių buitį. Visa kūrybinė komanda privalėjo turėti lakią vaizduotę, kad sugebėtų sukurti visiškai naują visatą. Kur tu? Ateik čia! Tai žinai, Mariukai, mes su mama pagalvojom apie tave, apie tavo ateitį. Esi ką nors girdėjęs apie rizikos draudimą? Prasidėjęs kaip nieko neypatingas paauglių atsisveikinimas su mokykla, Jono Trukano režisuotas filmas Rūpintojėlis perauga į dėmesį kaustantį siaubo trilerį, ar netgi psichologinę dramą. Taip, jūs išgirdote teisingai, į psichologinę dramą. Ir gana neblogą. Jonas Trukanas žinomas dėl savo trumpametražių filmų, o Rūpintojėlis yra pirmoji šio režisieriaus ilgametražė juosta. Trukanas baigė Laisvųjų menų universitetą Farnhame, Jungtinėje karalystėje, taigi kaip kūrėjas įgijo žinių nelietuviškoje terpėje. Ši istorija kiek primena amerikiečių siaubo klasiką Lemtingas posūkis. Veiksmas taip pat vyksta vidury miškų, kur atklydus nekviestiems svečiams dedasi pakankamai keisti dalykai. Ir vis dėlto filme Rūpintojėlis viskas kitaip. Juostos centrinė ašis – savęs gyvenime neatradęs paauglys Marius. Jis su savo bendraklasiais ką tik baigė mokyklą ir žada audringai švęsti išleistuves. Visi nekantrauja nuvažiuoti į sodybą ir ten nusirauti stogą. Klasės žvaigždūnui Rimui nepavyksta tinkamai suorganizuoti šventės,
Taigi Marius, trokšdamas mylimos panelės Brigitos, kuri taip jau sutampa yra ir Rimo mergina, dėmesio, imasi iniciatyvos, nes Marius nėra kvailas ir žino, kaip pasiekti savo tikslus. Iš pradžių nesuprantame, kodėl šiam veikėjui duodama tiek daug eterio laiko. Jis iš paskutiniųjų stengiasi patikti, išsiskirti, sužibėti, tačiau kuo toliau, tuo labiau jis mus nuvelia savo herojiškomis savybėmis. Jaunuoliai atvykę į Mariaus parūpintą sodybą pasileidžia nuo grandinės ir puola dūkti su perdėtu entuziazmu. Gerti, rūkyti, vartoti narkotikus, mylėtis, šokti ir deginti bei pjaustyti skulptūras, kurias atrado netoli sodybos vidury pievos. Tai lemtingas sprendimas, nes mes žinome, kad žudikas juos visus stebi iš šono ir vertina. Žiūrint šią juostą verta skirti atskirą dėmesį jaunųjų aktorių vaidybai, nes jiems puikiai pavyko perteikti savo veikėjų emocijas. Esame pratę lietuviškose filmuose matyti tylią kančią, kai personažas verčiau nusigręš ir nueis, negu išrėks iš visų plaučių savo jausmus. Tačiau gal dėl to, kad bandyta kurti siaubo žanrą, emocijos šioje kino juostoje neslėpiamos ir jos neatrodo nei dirbtinos, nei perspaustos. Tiesą sakant, būtent tokios, kokių reikia. Būta ir tylios kančios akimirkų, pritraukus aktorių veidus stambiu planu, tačiau tai tik dar geriau susižiūri dėl kontrasto. Labas. Dovydas. Elena. Malonu. Marijos Kaftaradzės romantinė drama Tu man nieko neprimeni. Pirmiausia buvo pristatyta didžiausiame nepriklausomo kino Sundance filmų festivalyje Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriame sulaukė pripažinimo ir pelnė geriausios režisūros apdovanojimą. Ši juosta apkeliavo ir kitus garsius užsienio kino festivalius. Marija ne tik režisavo šį filmą, tačiau ir rašė jam scenarijų. Prie pirminio varianto teigia užtrukusi 3 savaitės, bet iki galutinio, išbaigto, priartėjo tik po 2 metų taisymų ir koregavimų. Vieną pagrindinių vaidmenų atlieka šiuolaikinio šokio atlikėja bei kūrėja Greta Grincevičiūtė, įkūnijusi Eleną. Dovydo vaidmenį atliko aktorius Kęstutis Cicėnas, kuriam išmokti gestų kalbą užtruko apie 5 mėnesius. Tai kiek kitokia romantinė drama, kurioje pasakojama intimi meilės istorija, kuri prasideda labai įprastai, tačiau vystosi visiškai neįprastai. Šokio mokytoja Elena ir gestų kalbos vertėjas Dovydas susipažįsta vieno iš užsiėmimų metu. Abiejų pagrindinių veikėjų pagrindinis darbo įrankis yra kūnas. Iš pradžių užsimezgusi draugystė, kaip ir daugelį romantinių filmų, perauga į susižavėjimą ir jausmus. Taip prasideda 2 visiškai skirtingų asmenybių santykiai. Elena prieš sutikdama Dovydą gyveno laisvą seksualinį gyvenimą, o Dovydas absoliuti jos priešingybė. Nejaučia jokio potraukio seksui, jis aseksualus. Visiškai nepaisydami savo skirtumų, jie nusprendžia ir toliau vystyti savo santykius. Pagrindinė filmo transliuojama žinutė, kad žmonėms santykiuose kur kas svarbiau gali būti ne tik fizinis, bet ir emocinis ryšys. Veiksmas filme vystosi labai lėtai, tačiau palaipsniui, taip leidžiant žiūrovui labiau įsigilinti į kiekvieno veikėjo išgyvenimus. Paliekame vietos apmąstymams, kaip viskas tęsis toliau. Priverčia kiekvieną įstatyti save į kitų žmonių vietą ir pagalvoti apie tai, kaip kiekvienas iš jų elgtųsi tokioje situacijoje. Romantinės dramos režisierė dar prieš filmo premjerą atviro apie tai, ką norėjo perteikti šioje juostoje. Meilė labai plati tema, o šiuo filmu norėjau panagrinėti mūsų įsivaizdavimus ir nuostatas apie tai, kaip neva turėtų vystytis meilė ir santykiai. Tad man šis filmas apie santykius ir istorijas, kurios nebūtinai telpa į rėmus ir nebūtinai atitinka mūsų ar kitų lūkesčius. Taip pat Kaftaradzė pridūrė, jog kiekvienas žmogus šiame filme gali atrasti dalelę savęs ir savo artimo žmogaus, nes kiekvienas meilę suvokia skirtingai. Filmas taip pat yra ir apie skirtingus fizinius poreikius, sako režisierė. Apie tai, kaip jie gali veikti ir mūsų santykius su kitais žmonėmis, ir net mūsų pačių santykiai su savo kūnu. O taip pat apie romantikos lūkesčius, lyčių vaidmenis ar poreikį būti atlieptiems per aistrą ir seksą. Ir svarbiausia,
Filmas yra apie savęs priėmimą ir sąžiningumą su savimi ir kitais. Aš tai įsivaizdavau, kad tavo tėvas bus kažkoks prasigėręs bedantis. Nu tai ta, kad jis labai normaliai atrodo. Čia nematė, koks jis buvo anksčiau. Kiekvienas sveikstantis alkoholikas turi pereiti 12 žingsnių programą, kurios metu susitaiko su Dievu, su savimi ir su kitais žmonėmis. Kiekvienas alkoholikas per savo ligą padaro daug skriaudos savo ir savo artimiesiems. Taigi pirmiausia, pripažindamas, kad jo gyvenimas tapo nebevaldomas, jis turi žengti vieną iš svarbiausių ir turbūt pačių sunkiausių programos žingsnių – atitaisyti padarytas skriaudas, tai yra paprašyti atleidimo. Apie tai ir yra režisierės Irmos Pužauskaitės filmas, kuris taip ir vadinasi – 9 žingsnis. Kino juostoje save atpažinti gali turbūt kiekviena šeima pažymėta alkoholizmu. Ilgus metus gėręs, savo šeimą per alkoholį apleidęs, ar netgi engęs tėvas staiga grįžta į doros kelią ir nustoja gerti, susiranda pastovų darbą, nuolatinį būstą ir netgi pradeda rūpintis savo vaikais. Tačiau nei vaikai, nei žmona juo nebetiki, nes jis jau tiek kartų buvo juos nuvylęs. Aktoriaus Valentino Novopolskiai įtikinamai įkūnytas Linas jau metus negeria. Klaipėdoje jis dirba Smiltynės perkėloje keltininku, vaikšto į anoniminių alkoholikų susirinkimus ir bando atsistoti ant kojų. Tačiau jį persekioja praeities šešėliai. Ant kulnų mina antstoliai, o santykiai su paaugle dukra Ieva visiškai pašlyja. Išaiškėjus, kad Ievos globėja, jos teta, dirba užsienyje, o mergaitės mama kūrė naują gyvenimą Norvegijoje, vienintelis žmogus, galintis pasirūpinti Ievą Lietuvoje, yra būtent Linas. Ir jis imasi užduoties globoti dukrą. Iš pradžių iš savanaudiškų paskatų, tačiau reikalai netrukus pakrypsta kitokia linkme. Ieva apsigyvena pas tėtį, tačiau jam sunku laimėti dukters palankumą. Jam padeda Ievos geriausia draugė Maja, kuri netikėtai susižavi Linu. Tarp vyriškio ir paauglės atsiranda chemija, kuri galiausiai priveda Liną prie nervinės įtampos. O nervinė įtampa, kaip visiems žinoma, gali lengvai atvesti alkoholiką prie taurelės. Ar tikrai taip ir nutiks, sužinosite pažiūrėję filmą. Kartais ši istorija primena paauglių dramą, ypač kai emocijos liejasi laisvai. Tačiau žiūrint filmą tikrai skauda, nes žaizdos, kurias rodo, yra gilios. Jų taip lengvai neišsilaižysi. Skauda tam, kuris gėrė, ir skauda tam, kuris tuomet buvo šalia. Žiūrovą taip pat veria tas skausmas bei lydi baimė. Baimė, kad pagrindinis personažas palūš ir pakels taurelę, o jam brangiems žmonėms ir vėl teks nusivilti. Alkoholizmas visada būna tragiškas, tačiau šios kino juostos žinutė yra pozityvi. Sergančios šeimos turi viltį atgauti santarvę, susitaikyti ir vėl pamilti vienas kitą. Su jumis buvo kinomanija.lt. Šiandien pristatėme 5 naujojo lietuviško kino filmus. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Atsisveikiname iki kitų kartų.